Sveiki visi! Sveikinuosi su jumis vėl iš savo improvizuotos studijos su antru video. Apie savo naują Steel Action ir apie tai, ką aš su juo darau, kuomet gaunu naują ginklą savo į rankas. Šiandien kalbėsiu apie optinius taikiklius, apie termovizorinius taikiklius, apie laikiklius ir apie tai, kaip aš juos montuoju. Jeigu prisimenat pirmam video, aš savo ginklą valiau, poliravau vamzdį, dariau šūvį, tada vėl poliravau ir taip toliau, užsiimu visokiais techniniais darbais. Šiandien darbai techniniai lygiai taip pat. Kita vertus, mes jau judam link šaudyklos. Šaudykla artėja, čia bus antra dalis šito video. Vėliau galbūt prijungsim kažkokį ir medžioklį minimaliai. Žodžiu, startuojam su laikikliais. Taigi, mano termovizorinis taikiklis ir laikikliai. Laikiklius montuosiu štai tokius. Čia yra Thermlock, naujieji Thermlock laikikliai. Mano atveju tai yra empikatinio šino skirti laikikliai. Jie visai nesenai pasirodė pas mus Lietuvoje. Na ir aš nusprendžiau juos ir tiesiog patestuoti, ir pasibandyti ir pasižiūrėti, kaip jie laiko prišaudymą ir kaip jie tiesiog elgiasi skirtingose temperatūrose, kada nuimi taikiklį, uždedi. Na, kiek aš testavau, kol kas viskas veikia, bet noriu pabandyti štai tokį ant monobloko laikiklį susimontuoti ant savo ginklo. Na ir montavimo būdas, kurį aš naudoju, kurį mane kažkada išmokė ginklininkai, jis iš tikrųjų yra toks, na gerai, pavadinkim jį senoviniu, dabar gal yra kažkokių progresyvesnių tų būdų montuoti laikiklius ir optinius taikiklius. Ašgi naudojuosi senų būdų su statybinė popierinė juostelė. Kodėl aš naudoju popierinę juostelę? Na, pirmiausia, naudoju popierinę juostelę dėl labai elementarios priežasties. Taikiklis, kurį jūs perkat, ar tai būtų termovizorinis, naktinis ar dienis taikiklis, nėra svarbu. Jeigu jisai montuojamas ne pavažos pagalba, tai montuojamas per žiedus, šiuo atveju čia yra 30 mm kaklas, ir jeigu montuoji tiesiai, būna dažnai, kad reguliuojant taikiklį, bandant pagauti ten ašis, reiškia horizontaliai ir taip toliau, pats kaklas susibraižo arba tiesiog žmonės būna perspaudžia varžtus. Tai va tam, kad išlaikytų tas taikiklis švarą, grožį ir kitokius reikalus, nes kaip bebūtų, taikiklis nėra žmona, kurie jūs renkatės visam gyvenimui. Taikiklis yra tas prietaisas, kuris jums padeda medžiot. Na ir ateina laikas karts nuo karto jį pasikeist, tai taip jis išlaiko didesnę pridėtinę vertę, kada yra nesubraižytas, neapdaužytas ir neapibaladotas. Tai va, todėl naudoju juostelę. Tai va, tai nuimu viršutinės žiedo dalis ir dabar paprastuoju buitiniu būdu imu statybinę juostelę, popierinę, iš bet kokio prekybcentrą, nupjaunu ją. Na ir pradedu klijuoti. Klijuoju štai taip, čia va, vieną kraštą atitaikau pagal juostelę, pirštu ją įspaudžiu ir su aštriu statybiniu peiliuku tą popierių apipjaunu. Na ir štai taip. Čia svarbus yra tas vidinė dalis svarbi, kad optinio taikiklio metalas nesiremtų į metalą. Ir nežiūrint į tai, jog štai laikikliai yra, čia tokie prafrezuoti ištisiniai grioveliai. Jie yra skirti tam, kad optinį taikiklį geriau laikytų. Na, yra kas ten, sakykime, nori labiau patikimai sumontuoti taikiklį. Čia pila Loctite ir tada ant Loctite deda, bet man su Loctite nepatinka, todėl kad Loctite vėliau, kuomet nuėmė laikiklius, yra šlykščiai sunku nuvalyti. Va, tai taip tokiu paprastuoju buitiniu būdu, nebraižant laikiklių pačių, apsipjaunam popieriuką ir pasiruošiam ne tik tai viršutinės abidvi dalis, bet ir apatinėje dalyje irgi klijuojam juostelės gabalą. Štai panašiai taip turėtų gautis pas jūs, jeigu nuspręsit montuoti patys laikiklį. Va. Ir pasižiūrėkite, akivaizdžiai parodysiu, kodėl aš tą darau. Man, tarkim, laikiklį įdedi, jis čia visą laiką bus priverštas. Na ir norint pareguliuoti taikiklį žieduose, štai taip, sukant,
taikiklis jums nesusibraižys. Na ir dar turėkite omeny, kad tų laikiklių čia greito nuėmimo, greito montavimo, ne, ir negreito montavimo jų yra pačių įvairiausių. Ir būna laikikliai, kurių viršutinis žiedas yra ilgesnis, na, didesnio radiuso negu apatinis, tai juos reikia praskėsti. Nepamirškite šito. Tam, kad nebraižyti optinio taikiklio. Ir toliau atbulinė tvarka. Susukam viską atgal ir pačių varžtų nepriveržiam. Tiesiog taip lengvai, kad priglūstų žiedas. Toliau parodysiu vieną įdomų dalyką, kaip taikiklį sumontuoti tiesiai. Ta prasme, kad nereiktų ten jo sukinėti, gaudyti kažkur horizontalės ir taip toliau. Ten, ta prasme, kad nebūtų pasvirimo kampo arba jisai būtų minimalus, kas yra svarbu geram šūviui. Na ir patys matot, kad aš galiu jį sukinėti, ne? Galiu truktelti į priekį arba šiek tiek atgal ir taip su tuo įklijuotų popierium aš tiesiog nebraižau pačio taikiklio korpuso, taip aš įsaugau. Na ir kuomet ateis laikas pardavinėti šitą taikiklį, netrodys jisai, kad labai ten apdraskytas, nudrožtas ir visoks kitoks. Kita vertus, šitos visus varžtus aš jau veršiu nepaprastų suktuvų, čia tokį mažiuką naudoju tik tam, kad būtų patogu. Aš naudosiu dinamometrinį atsuktuvą, tokį namauntą. Jų yra pačių įvairiausių. Na ir naudosiuosi tomis rekomendacijomis, kurios man rekomenduoja gamintojas. Ta prasme, paspaudimo jėga. Sekantis dalykas, ką aš toliau darau, tai atsirakinu šitos kojelės. Čia yra greito nuėmimo montažas, aš nepasakiau. Teoriškai jisai neturėtų keisti pataikymo taško. Na ir uždėjęs štai taip. Čia yra, štai tokios atramos. Ir tas atramas, aš kaip taisyklė dedu vieną atramą, dedu visą laiką ten pat, į paskutinį išpjovą begelio, tam, kad man laikiklis visuomet pasistatytų vienodai ir žinočiau, kad aš keičiu taikiklį, tarkim, termovizorinį, dienį, naktinio matymo taikiklį, kad taikiklis visada atsistotų vienodai visą laiką į tas pačias išpjovas. Toliau pasižiūrim. Taip, taikiklis vėliau parodysiu, kaip dedamas, užspaudžiu vėliavėlės. Tai va, suku gumą, kuri priklauso šitam taikikliui. Dieniam taikikliui nėra tų gumų, čia termovizoriniam, naktiniam taikikliui. To jau čia ir pardą montuosiu savo naują, irgi testuosim, bandysim, kad galėčiau pafilmuoti. Tai va, ir tada sekantis dalykas, kaip aš tą darau, įsijungiu taikiklį. Ir žiūriu tą atstumą nuo akies, kad taikikis matytų visą laiką gerai, tą taikiklę ir kryžių. Aš darau paprastą dalyką. Užsimerkiu, įsidedu ginklą taip, kad man būtų patogu ir atsimerkiu. Ir aš neturėčiau galvos tampyti į priekį, atgal. Ta prasme, viskas turi būti uždėta ir sumontuota taip, kad aš užsimerkęs ir prisimetęs ginklą matyčiau gerai taikiklį. Ta prasme, nes jeigu jūs atsimerkite ir jums reikia ten taip ir į priekį ar atgal kažkaip tai galvą į priekį paduoti arba atgal, tada nebus labai patogu medžioklį ir nebus labai patogu šaudyti. Tai va, aš jau matau, kad man čia reikia šiek tiek į priekį. Na ir viskas. Tai va, tai atstumą aš jau pasireguliavau, kokiu atstumu ir kurioje vietoje laikikliuose turėtų būti taikiklis. Na ir dabar liko tik tai turbūt pagrindinis klausimas, kaip teisingai tą taikiklį pastatyti, kad jisai turėtų, beveik idealią vertikalę, ta prasme, kad nebūtų jinai pakrypusi labai smarkiai nei vieną pusę, nei kitą. Galima atsistoti ant kažkur lauke ir bandyti sukinėti prisidėjus šautuvą, bet ne visą laiką jūs vienodai tą šautuvą prisidėsite prie peties arba ten, žodžiu, bus reikalų. Ką aš naudoju? Dabar juoksitės. Naudoju slankmatį. Čia, kadangi tarpas nedidelis, naudoju štai šitos slankmačio dalį. Kadangi, primenu, varžtai yra nepriviršti, taikiklis laisvai vaikšto pas mane. Štai taip. Įkišu
šitą slankmačio siaurą dalį ir ją paverčiu. Ir taikiklis pats išsilygiuoja. Ta prasme, jeigu tarpas ten yra didesnis, galima kažkokį kitą, tai reiškia storesnį, platesnį metalą dėti. Aš naudoju visą laiką slankmatį. Ir tai nebūtinai tas slankmatis ten turi pasivers 90 laipsnių kampu. Ne, užtenka, kad dvi lygiagretės, viena lygiagretė remiasi į laikiklį, kita lygiagretė remiasi į taikiklio apačią. Aš darau prielaidą, kad gamintojas viską padarė teisingai, viską padarė tiksliai. Na, aš tai šitaip pakišu, pasuku ir mano taikiklis atsistoja tiesiai. Įmiau atsuktuvą, na ir švelniai prikabinu varžtus. Švelniai prikabinu varžtus, žiūrėdamas, kad tarpai būtų tarp, čia va šitie tarpai, kad daugmaž vienodi būtų, kad taikiklis prisispaustų iš visų pusių vienodai. Na ir tada ateis dinamometrinio rakto eilė. Taip, prikabinu, kad jau visai nebejudėtų. Na ir kadangi naudoju Inogano atsuktuvą, Inoganas rekomenduoja varžtus M3, M3,5, paspaudimą naudoti iki 2 Nm. Ta ir darau, na ir nėra man čia tai buvę, kad atsisuktų tie varžtai, ar kažkas atsitiktų negerai. Taip. Ir palengva, nesuku vieno varžto ten iš karto, darau viską. Štai taip. Jau. Ir visus varžtus taip perinu. Su vienodu jėga užsuku. Ir taikiklis stovi tiesiai ir varžtai priveršti teisingai. Tai va toks, tai šiandien mano montavimas taikiklio ant ginklo. Net netikrinu, žinau, kad pastačiau į tiesiai, vertikalę jinai yra išlaikyta, todėl kad naudojau tą va tokį gudrų padėjimą ir pavirtimą. Ta prasme, na, esmė yra tokia, esmė turbūt supratot. Čia yra dvi lygiagretės. Atstumas tarp dviejų lygiagrečių visada yra vienodas. Štai taip po optinių taikiklių pakišu, tarp optinio taikiklio ir laikiklio paverčiu ir optinius taikiklius išsilygiuoja. Tai čia turbūt pagrindinis dalykas, kurį norėjau parodyti, kaip aš montuoju taikiklius, o dabar manęs laukia šaudykla. Tai va, tai tuoj susitiksim.